Šventiška nuotaika tolimajame Rokiškyje. Rytų Lietuva. Buvusiajame Rokiškių dvare dabar tarybinis ūkis. Čia auginami grynakraujai arkliai. Rokiškyje prie rajono kultūros namų pasauliui taiką estafetės vėliavėlę perima vietos moksleiviai. Rokiškėnai kelionėn leidosi dviračiais. Nuo pat ryto pūtė stiprus vakaris vėjas. Teko gerokai paspausti pedalus. Nuo 6000 hektarų ploto šiais metais nuims derlių Rokiškio mašinų traktorių stoties mechanizatoriai. Stropiai ruošiasi artėjančiai pjūčiai kombainininkas Balys Čičinskas. Jei kada apsilankysite Rokiškyje, būtinai užeikite į muziejų. Rokiškio miesto kultūrinėme gyvenime įžymus įvykis. Pirmojo liaudis teatro premjera spektaklis Petras Kurmelis. Praniuko rolėje buhalteris Apolinaras Kondratas. Kas aš tavo vyras ar kogi čia lendi bučiuotis? Marcė, mokytoja Simanavičiūtė. Dabar ištekėjai už Kurmelio ir būk su juo laiminga. Kurmelis, spektaklio režisierius, mokytojas Vytautas Vajėga. Bernus po mišką gaudai. Jo kryptis Rokiškis derliaus šventė. Pagaliau senasis derlius pradeda savo pasakojimą karnavalinėje eisenoj apie tai, kaip čia auga kukurūzai milžinai, ir tik karnavalas beprimena praeities bobutes daktarkes. Ar kalnali uogas ir pinai, Kilęs iš Kreonių dvaro baudžiauninko šeimos vargu prasimušė į mokslą, bet ir užsivilkęs kunigo sutaną, tapęs privilegijuotų, savo dvasia, elgesių gyvenimo būdu, Strazdas liko šaknimis suaugęs su liaudimi. Kunigystė nežavėjo, už tai buvo persekiojimas, neturėjo turtingos parapijos. Guosdamas ir šviesdamas baudžiauninkus keliavo Strazdas Lietuvos žeme. Jis apdainavo valstiečių buitį, vargų smerkė išnaudojimą, kurstė laisvės viltis. Jau prikalta daug ir plieno, nebetoli jau ta diena, kai iš jų nebus nė vieno. Paskutinės gyvenimo dienas Antanas Strazdas praleido Kamajuose, dūminėje pirkioje, skurde. Juodupė tai fabrikas. Su juo visas juodupiečių gyvenimas. Pokario metais fabrikas gimė iš naujo. Auga nauji direktoriai, audėjai, vertėjai. Juodupė jau tokia tradicija. Retas, kuris išvyksta svetur laimės ieškoti. Auga tekstilininkų miestelis šiaurės Lietuvoje, už Rokiškio, netoliese Latvijos sienos. Šios voveraitės kviečia riešutų į Vyžūnus, Rokiškio rajone. Miško užeiga voveraitė, įrengta vietinių grožių ir patogumo gerbėjų. Pažįsta tų lenginų šefų. Privažiuoja pas jį iš Maksvos, iš Vilniaus, daro jis ten visokius dievus, ale tie dievai nepadabniai tikrus. Kaip ir ulyčio susėdai, ant šventalius jų nepastatysi. Kas tik pasaulą ir tu gali padaryti.
be jokio įrankio. Ištarsi žodį pats tos nori. Prie Rokiškio rajono ribos partijos komiteto pirmasis sekretorius Vytautas Lukoševičius ir vykdomojo komiteto pirmininkas Vytautas Keteris pasitiko kino dienų dalyvius. Pirmojo vaidybinių lietuviško filmo Ignotas grįžo namo herojaus gimtinė Rokiškis. Čia ir pradėta nauja šventė – kino dienos. Kelkis su tinginio pantė. Aerodromas būtų kolūkį. Parėjai iš fermos, nulėkė Vilniun ar Maskvon teatram ir parlėkė. Teatrų labai mėgsta. Man tai kelionės įstraukia. Visų pasaulį atvažiuot norėčiau. Anūkų kuo daugiau susilaukt norėčiau. Manęs gal jau gyvo nebebus, o jiem... Kuo tu norėtum būti vyrgim? Gaisrininko, ale geriau traktoristo. Pirmininkė, savanoriškos krašto apsaugos tarnybos, Panevėžio rinktinės, Rokiškio bataliono savanoriai, priesaika išrikiuoti. Rinktinės vadas kapitonas Izaičius. Raportas priimta. Sveiki, vyrai! Jau kelintas mėnuo aukščiausiosios tarybos pirmininkas Vytautas Landsbergis keliauja po Lietuvą, susitinka su žemdirbiais. Ar jis turi kolūkį dirbti, ar neturi kolūkį dirbti? Turi kolūkį bendrovę. Mes ne bendrovę nepriimta, jeigu su žemį pasiėmė. Nepriimate bendrovę? Nepriimam. Ir gal jis ir nenori, jeigu žemį pasiėmė? Ką jis reikalingas? Ir už savo žemį pinigus imt ir iš kaučia tą pinigus imt. Tai kaip čia šitaip ne? Kas čia toks būtų, kad ir savo ūkį suspėtų apeiti? Ir dar dirbt bendroviai, nu gal vis tiek reikia gyventi pagal kišenę. Daug kur reiktų paremti, pridėti, duoti kreditų, paskolų, bet tas viskas priklauso nuo valstybės pajamų, nuo valstybės biudžeto.